Pirmasis nacionalinis parkas Lietuvoje. Vertingiausiam Aukštaitijos regiono kraštui pasisekė. Jis saugomas pirmajame šalies nacionalinėme parke. Nacionalinio parko tikslas – išsaugoti unikalią Žeimenos aukštupio ekosistemą, Ažvinčių Sengirę ir Balčio ežerą, Šiliniškių gūbrį su ladakalniu, miškingą ežeruotą kraštovaizdį su dubakloniais, protakų ir upelių vėrinius, pelkes, natūralias buveines, retus augalus ir gyvūnus, kitas gamtos vertybės. Šiaurės rytų Lietuvos 12–15 amžiaus gynybinės linijos liekana su piliakalniais, Riekučių senovės gynybinių pylimų, unikalų Kretuono archeologinį kompleksą, pilkapynus ir akmens amžiaus gyvenvietės, etnografinius kaimus, kitas kultūros paveldo vertybės. Ignalinos apylinkių kraštovaizdžio išsaugojimu itin rūpinosi šiame krašte gimęs šalies šviesuolis – geografas profesorius Česlovas Kudaba. 1960 metai. Įsteigti 2 draustiniai. Ignalinos kraštovaizdžio draustinis buvo skirtas išsaugoti kalvotas ir miškingas pakrantės, mokslui vertingas ežerų terasas, gyvūniją, būdingas augalų bendrijas, retus augalus ir jų augavietės. Ažvinčių girios botaninis zoologinis draustinis buvo skirtas kurtiniams ir kai kurių rūšių ereliams, juodiesiems gandrams, lūšims ir kitoms retoms gyvūnų rūšims išsaugoti. 1964–1970 metai. Daugybė gamtos ir kultūros vertybių buvo likusios už draustinių ribų. Be to, vaizdingos teritorijos sulaukdavo daugybės turistų, ne tik iš Lietuvos, tad vertybėms išsaugoti draustinių statuso neužteko. Pradėta domėtis kitų šalių patirtimi, ieškota tinkamesnių galimybių. Gimė mintis įsteigti nacionalinį parką. Pirmiausia, pasiūlytos preliminarios nacionalinio parko ribos. Pradėta rengti pirmoji planavimo schema. Tai buvo rimtas iššūkis – suplanuoti, įteisinti tai, kas buvo sunkiai suvokiama ne tik valdžios atstovams, bet ir mokslininkams, planuotojams. 1969 metai. Tuometinė vyriausybė pritarė preliminarioms nacionalinio parko riboms. Priimtas sprendimas nacionalinį parką įsteigti Ignalinos kraštovaizdžio draustinio pagrindu. Prie jo prijungiant Ažvinčių botaninį zoologinį draustinį, Utenio ir Utenykščio ežerų ir Kaltanėnų apylinkės su Žeimenio ežeru. Planuotojų siūlymai buvo drąsesni. Jie primiktinai siūlė preliminarias ribas išplėsti ir prie planuojamo nacionalinio parko dar prijungti Labanoro girią, Aiseto, Stirnių, Lakajų ežerynus. 1970 metai. Aukštaitijos nacionalinio parko ribos pažymėtos Lietuvos gamtos parkų schemoje. 1971 metai. Parengta pirmoji nacionalinio parko planavimo schema. Pagaliau 1974 metų kovo mėnesio 29 dieną įsteigtas pirmasis nacionalinis parkas Lietuvoje – Lietuvos nacionalinis parkas. Jo plotas buvo apie 30 000 hektarų. Tuo pačiu nutarimu patvirtinta ir nacionalinio parko planavimo schema. Ir tai tebuvo tik pirmas žingsnis. Reikėjo suburti savo darbą mylinčius specialistus, mokytis, bandyti ir ieškoti, puoselėti vertybės. 1986 metai. Parengtas antrosios nacionalinio parko planavimo schemos projektas. Jį patvirtinus, nacionalinio parko plotas padidėjo apie 10 000 hektarų. 1991 metai. Atgavus nepriklausomybę, įteisintas nuo pat pradžių siūlytas pavadinimas. Jis tapo Aukštaitijos nacionaliniu parku. 1997 metai.
Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino trečiąją Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemą. 2018 metai. Priimtas nutarimas išplėsti Aukštaitijos nacionalinį parką. Prie jo prijungti Labanoro regioninį parką taip, kaip buvo siūlyta iki nacionalinio parko įsteigimo. Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti reikia visų institucijų, gyventojų, bendruomenių susiklausymo, darnaus darbo. Lankykime šiame nuostabiame gamtos ir žmogaus sukurtame kampelyje atsakingai. Prisidėkime prie jo puoselėjimo. Tebūna Aukštaitijos nacionalinis parkas tautos valstybės pasididžiavimu.